Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki vadegytės. Klausyk, einam su Editka, nes kai su jie eini, tai mašinos stoja. Nu tai jos stodavo, bet aš galvojau tai, kad visom stoja. Aš jį pamačiau ir aš pagalvojau, kad čia stovi mano vyras. Ir žinai, kuom yra ypatingos skyrybos? Kad tavo geriausias draugas virsta tavo geriausiu priešu. Tai buvo priežastis, kodėl ta santuoka subyrėjo, o paskui jau visus kitus aktyvius žingsnius padariau aš ir prisėmiau visas kaltes. Tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio. O anaip tol, aš turiu to prisipažinti, kad aš jo netgi nemylėjau pradžioj. Bet aš nei vienos akimirkos. Dabar jau nesigailiu, kad mes tai padarėm. Aišku, kad to laiko liko nedaug. Jis kol kas tavęs nepaleidžia, ar tu jo nepaleidži? Ne, mes abu vienas kitą seniai paleidom. Aš pradėsiu žliumt. Mūsų dabartinis. Beje, tu balsavai už jį, ar ne? Ne. Kodėl? Nu, nežinau. Mes tada buvom idealistai, o dabar atėjo karjeristai, jie skiriasi. Mūsų valstybė padarė milžinišką šuolį per 35 metus, o visuomenė jį padarė ne visa. Bet aš tiesiog šiek tiek pažinau tą žmogų. Aš jo klausiau, kodėl jis nebuvo per sausio 13, pavyzdžiui. Sako, o kas tuo metu buvo sąjūdis? Organizacija žmonių, va taip kaip dabar yra va šitie protestuotojai, ar ne? O kas aš buvau? Tas, kuris neša atsakomybę. 39 agentūros po visą pasaulį verbuoja žmonės atvažiuoti į Lietuvą, Indijoje. Tai jie verbuoja Bangladešo musulmonus ir pačius tamsiausius, kurie yra be jokių gebėjimų. Sveiki, mylieji, su jumis laida Akis į akį su Arūnu Valinsku. Ponas ir ponai, mano viešnia, mano kolegė, bendražygė, draugė, bendraamžė Edita Mildažytė. Labas, Edita. Kaip gerai, kad tavo laida vadinasi ne Akis už akį. Visų pirma, su artėjančiais mudviejų, mūsų visų, ir Ingos, ir tavo, ir mūsų metai. 2026, po 60 metų kartojasi amžinas ciklas ir vėl bus ugninio arklio metai. Tai mes esame jais gimę. Jautiesi ugninė ar labiau ar kumelaitė? Ne, kumelaitė tai seniai, ne? Jau tikrai esu. Aš tai toks jaučiu, kad kuinėjau. Ne, mane tiesiog, supranti, išbraukė iš tos kategorijos. Aš mielai dar, bet tikrai jau nebe. Nu, bet vis tiek pasileidus karčius dar kartais nubėgi į aistrų pievas. O gerą klausimą. Čia taip, nuostabiai ir suformulavai, kaip gražiai. Čia tik per užsimiršimą. Ai, užmiršti, kaip bilo vakare. Neišgeri ryte, Jėzau, aš jauna. Ir tada reikia neiti veidrodį žiūrėti, nes paskui realybė smogė. Čia, žinai, ir kam aš žiūrėjau į tą veidrodį, vadinasi. Nes ne šitą galerą. Gerai, mielai, Edita, mes galim kalbėti apie daug, aš kelis klausimus pasirašiau, bet aš jų daugiau turiu savo galvoj. Ir aš žinau, kad tau tie žmonės, kurie ateina atsakinėti pagal klausimų sąrašą, arba kurie klausinėja, labai nepatinka, nes tu irgi tų klausimų, tų klausinėjimų jų turėjai begalės. Daug, bet aš žinai, tau pasakysiu, kad man vis dėlto yra įdomu. Nes kalbėti su žmonėm yra turbūt vienas įdomiausių dalykų gyvenime. Nes nieko daugiau ir nėra. Kai paskui dienos gale suskaičiuoji tai, kas vis dėlto tam gyvenime iš tikrųjų įvyko svarbaus ir įdomaus, tai paaiškėja, kad buvo tas vienas arba keli, kur jau labai svarbus. Nu čia... Vaikų gimimai. Čia Ingutė tau. Ir paskui visi kiti, kurie buvo labai svarbus irgi. Net atsitiktiniai dalykai kartais labai svarbus. O visa kita yra kaip laikas, kaip juodoji medžiaga visatoje. Mes žinom, kad jinai yra, bet praktiškai nematom. Taip ir čia. Tų užpildančių kasdienybės sekundžių mes, ko gero, labai retai jas prisimenam. Ir juokingiausia, kad mes daugiausia dėl jų išgyvenam, daugiausia lekiam. Mes visą laiką dėl niekų užsiėmė. Ir svarbiausiai išgyvename dėl dalykų, kurie paskui neturi jokios reikšmės. Betgi ne paskui, tai turi. Taip. Dėl ko tu dabar labiausiai išgyveni? Aš žinau, kad tu ten ir darbą keiti, nors pobūdis nekinta, bet baigiai vieną projektą, dar daugybę kitų, matyt, galvoje yra knygai išleidai, mes matyt, paskui jau bus mandagumo mainai. Vizitai, taip. Žinai, aš dabar tai labai džiaugiuosi, kad šiuo metu neturiu jokio televizinio projekto, nes tiesiog nespėčiau,
Nes paaiškėjo, kad ta knyga tiesiog praplyšo ir kaip Lietuva be jos dar gyvena iki šiol. Tai aš dabar suplanuotus turiu kokius 25 vien tik tai susitikimus bibliotekose Lietuvoje. Aš visai noriu susitikti su tai žmonėmis. Aš seniai to nepatyriau ir man bus visai įdomu, nes mano skirtingai negu tavo visą laiką buvo kontaktinis darbas su žmonėm. Tai yra ir Bėdų turguje, ir netgi Bobų vasaroje. Aš važiuodavau į provinciją ir labai gerai to žmonės pažinojau. Tai aš kartais pasilgstu, aš mėgstu žinoti, kas vyksta. Iš tikrųjų. Tu pradėjai vardinti tuos projektus, jų galima iš tiesų. Tai Bobų vasara, Bėdų turgus, aišku, žaliojo obuolio koncertai. Tai įvairiausios ten tos akcijos jų buvo Dievo galybė. Renginių, kuriuos mes Ne, tai tų laidų buvo daug, bet kadangi jos buvo neypatingai sėkmingos kitos, tai jos ir neišliko. Tai daiktų istorijos, Lietuvos Kolumbai, taip iš tų sėkmingų sakyčiau, kur yra apie ką kalbėti. Tada Bobų vasara ir Bėdų turgus. Tai yra keturi. Aš obuolys buvo ten jau. Obuoliai tai buvo koncertai ir dar buvo tokios akcijos, daugiau saulės, daugiau šviesos. Nu ten buvo irgi didžiulės tos akcijos, paskui atėjo krizė ir Siaurusevičius sakė, visiems neužteks. Ir buvo nukilintas reikalas. Gerai, tai šitą dalyką mes kartu žygiavom iš pradžių mes kaip buvom ir kolegos, paskui konkurentai, kai mes buvom, paskui grįžom, mes, pamenu, vedėm tą naujametinį renginį, nes paprastai būdavo tai populiaru, kad pora veda. Tai buvo 2 projektai pagrindiniai, tai buvo Bėdų turgus, Bobų vasara dar buvo, 2000-aisiais. Gal, aš žinau gerai, nes buvo toks projektas Dublis, kur manęs niekaip nepriėmė visuomenėjame. Nors jis buvo visai nieko, bet čia yra tas pats kaip Beatai bandyti vesti pramoginės laidas, kur ką jinai nori, tą jinai gali daryti, jie vis tiek visi rakina prie puodų. Ir jinai gali visai bandyti socializuotis, bet 2 žingsniai iš virtuvės ir marš atgal ir nors tu ką. Kaip sakai, tavo, ne tai nesėkmė, bet nebuvo ta sėkmė, kurios laukta. Ne, turbūt net ne tai. Aš pabandžiau pakeisti amplua ir man tiesiog, nors reitingas, kai mes pabaigėm, buvo 17. Tai kaip ir labai neblogai. Tais laikais, taip. Bet kažkas buvo nespraktelėjo. Žinai, būna, kai nespraktelė. Tai daug tų projektų buvo tokių, kur ten vyrai ir moteris, dar įvairiausių ten. Jau Saulelė vakaro buvo jų, kaip ir tavo gyvenime, taip ir mano tokių, kur eina ir praeina, įdedi daug darbo ir daug suprakaituoji, kol juos bėgi ir darai, o paskui nieko iš jų neišeina. Bet čia kiekvieno žmogaus gyvenime tokių yra. Tu gal bandai knygoje pabaigoje užrašyti sąrašą visų laidų, projektų, kuriuos esi darius, dalyvavus, vaidinus, vedus ir taip ir ne? Aš nebandžiau, bet aš kažkada bandžiau surašyti savo CV. Tai reakcija mano redaktorės, beje, Editos Tamulienės, buvo tokia, čia apie gyvą? Aš sąrašą savo sudėjau, bet kai aš jį rašiau, man pačiam buvo keista. Čia iš tiesų tiek taip pasirodo, kad po truputėlį kapsi. Ir mes iš tų, būtų galima sakyti, medžioklinių šunų, bet reikėtų gal sakyti žirgų, kurie krenta bėgdami. Ir ta prasme, kad iš tavo užimtumo, iš tavo ryžto, nes kaip tik vakar žiūrėjau laidą su tavim, tai tu dar pasileidusi karčius bėganti per prerijas, per pievas, ir dar negalvoju sustoti. Ne, aš negalvoju, O ne laikas, kaip manai? Ne, aš manau, kad kai ateina laikas, tai ir sustojam. Tada aš manau, kad žmogus turi ribotą resursą energijos ir kol tas diureselis veikia, tai jisai arba naudingai naudoja tą energiją, arba kampe būgnelį muša. Tai kai pradeda mušti savo interneto failuose būgnelį, tai arba varpelius skambina. Tai jau tada yra blogai. Tai aš manau, kad vis tiek gali rasti naudingą pritaikymą. Bet vietoj to būgnelio mušimo geriau lapų šluot pas kaimyną. Manau, kad daugiau naudos. Gerai, grįžkim gerokai ankstesnius laikus. Tais laikais, turbūt pamena, žmonės, jau buvo išėjęs filmas Velnio nuotaka ir iš ekranų Lietuvos vienas iš sekso simbolių, be kas buvo, aišku, Vaiva Mainelytė. Taip, be abejo. Žurnalistikoje nuo pat audringų jūsų studentavimo ir studijavimo metų tokia buvo Edita Mildažytė. Jutai tą, kad neši, kad įeini į kambarį ir visi iškart sužiūra. Wow! Buvo taip? Ne. Aš ir knygoje tą rašau. Ir vakar aš tą patį sakiau. Aš dabar per atstumą tai pradedu tai suprasti.
bet aš šventai nieko nesuprasdavau. Ir supranti, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kur man kažkas galvoj suskambėjo, kad greičiausia čia kas nors tokio ypatingesnio būtų, kad mes su mano bendrakursiam iš centrinių rūmų einam į fizinį, kuris vykdavo, Čiurlionio gatvėje vykdavo. Taip. Ir, žodžiu, pavasaris, kad einam su džinsais, ten aš kažkokius aukštakulnius apsiavus. Nu ir, žodžiu, mes ten pasportuojam, grįžtam ir kitą kartą jos sako, klausyk, einam su Editka, nes kai su jie eini, tai mašinos stoja. Nu tai jos stodavo, bet aš galvojau tai, kad visoms stoja. Supranti, man tai atrodė visiškai normalu. Arba pavyzdžiui, supranti, aš eidavau pas močiutę ten plaut grindų ir langų, nes ją nepaprastai mylėjau. Tai aš va taip susibrūglintavau plaukus ir jeigu neturėdavau su kuo, tai tušikai įsikišdavau, nes močiutė sakydavo, man apskerus, kad nevaikščiotum. O kada aš ten beidama pakeliui pusę miesto bernų išvariau iš proto, tai man į galvą net neateidavo. Nes aš eidavau tiksliai nusipirkusi vynogių už paskutinius pinigus ir eidavau močiutė išvalyti langų. Tai aš įsivaizduoju, kad tas turėjo būti dar toks, reiškia, stipresnis sprogstamasis kokteilis. Bet man daugybė dalykų tikrai nedaidavo. Aš tiesiog labai organiškai tokia buvau. Čia tokia Edita su vynogėmis, afrodiziakas iš karto. Wow! Ir tada ne tik mašinos stoja. Jo. Tai būdavo, aš paskui pradėjau suprast. O kada tu supratai, kad iš tiesų tu esi ta... Na, iš pradžio merginos taip, oi, čia tikrai, čia į mane žiūri, dėl manęs stoja, bet paskui tu supranti, kad tu turi, ko gero, didžiausią ginklą, nes, aišku, šiek tiek bravūriškai skamba, kad didžiausi pasaulio karai prasidėdavo dėl moterų, na, Trojos karą galim prisiminti. O tu, kada supratai, kad tu gali būti atominio karo priežastim? Nu, aš nesu gražioji Elena, bet žodžiu, aš nesupratau, žinok, tiesą pasakius. Aš manau, kad mano turbūt stiprioji pusė gyvenime ir yra ta, nes kam aš kitaip šitaip dirbčiau kaip arklys. Supranti? Nu, kad investuotum į operacijas plastinės. Tai, bet jeigu aš galėčiau, tai aš galėčiau investuoti į kokį nors, pavyzdžiui, turtingą vyrą, kuris mane išlaikytų. Ir rūpintis tuo, kaip ten ar teisingai pašluotas kiekvienas kampas ir ar tikrai jau mūsų vaikai pabaigė tą aukštąją mokyklą, kurią mes buvome parinkę. Bet aš visą laiką rinkausi paprastą gyvenimą ir paprastą darbą. Nepaprastą darbą, sakysim. Tai, kad mums, ekrano žmonėms, kurie dirba, kad tai yra kasdienybė ir atrodo, tu bendrauji su kolege, su kuria ten ne vieną pūdą druskos esi suvalgęs, kitiem atrodo, o Jėzau, kaip taip, Mildažytė atvažiuos į biblioteką pas mus, eisim, žiūrėsim. O aš vakar Valicką mačiau, autoservise. Keitė padangas. Tai, žodžiu, čia mes pasikeitėm komplimentais, bet man atrodo, kad vis tiek tavo tas prigimtinis, nežinau, ar gerumas, ar piktumas, ar padarimas, jisai yra tavo pagrindinė varomoji jėga gyvenime ir, man atrodo, tas vis tiek pasirinkimas, visą laiką yra pasirinkimas, kiekvieną dieną yra pasirinkimas. Ar tu gersi kavą, ar tu gersi arbatą, ar tu šito keliu važiuosi ir tada tave ištinka vienokį ir kitokį įvykį ir jų sekos. Tai žinai, ką apie tave man Veronika Pavilionienė yra sakius, kas mane labai sužavėjo? Na, pagirkit. Arba papeikit. Žinai, jinai sako, bet šiaipgi iš esmės, tai jisai dzūkelis. Tai Valinskas yra geras žmogus. Ir aš paskui pergalvojau ir galvojau, kad tu turbūt iš tikrųjų viduje esi minkštas ir geras. Tik šiaip vriednas iš išorės ir su tavim geriau ant vieno tako kokie konkurenciniai. Buvo kolegių, su kuriomis negali išeiti į eterį be šarvų. Tai gerai, kad džiaugis, kad neapdraskiau. Nu, paskui buvo tokie matė dryžiai ant šarvų, nagų. Buvo. Ne, Valiau, vis tiek, aš prisimenu tave, trečiam kursą mes buvom, ar antram, kai tas dviratis atsirado? Antram. Mes antram. Lapkričio 19 dieną. Aš šito tai neatsimenu, tik atsimenu, kad mes ten kažkokį nelabai vykusi kapusniką rodėm ir užėmėm antrą vietą, nes jūs užėmė pirmą. Tai ir aš žiūrėjau įsižiojus ir supratau, kad tai yra visiškai nelygintini dalykai, nu bet jau kadangi mes buvom antri pagal gerumą, tai gavom tą antrą vietą. Sidabrą iškovojat. Iškovojom sidabrą. Tai jau tada jūs buvot visai, jūs buvot tikrai labai išradingi, visai kitokie ir ta visa jūsų kompanija darė įspūdį. Tikrai. Bet ir jūsų variantas. Tu baigėjai žurnalistiką ir po to pasinėrėjai iš karto. Dar paskyrimai buvo tais laikais, ne? Ar tada jau buvo laisvas diplomas? Aš taip ir galvoju. Nes mūsų dar skirstė, mano aš buvau ištekėjusi, tai turbūt jau man tas nebegaliojo. Bet o kitas dalykas, taigi aš buvau trečiam kursą tą diktorių konkursą baigus. Aš 87 metais pradėjau dirbti televizijai. Bestudijuodama.
Tai mano tas paskirimas, gal jie buvo, aš gerai neatsimenu dabar. Dar Matai, turėjo čia būt. tie, kas gavo tos paskirimus, jie atsimena, aš negavau, tai neatsimenu. Bet turbūt buvo. Be jokios abejonės dabar kyla klausimų visi šiais tokiais, kurie rašinėja, komentuoja, nes visą žinią, visą laiką, čia kaip sako, tai čia neseniai Inga interviu davė kitokiuose pasikalbėjimuose, tai ten daug komentarų, kad žavu, gražu ir ten pats apačioje paskutinis, ten 30 kažkoks, dabar gal žemiau yra. Kodėl nepaklausė Valinskienės apie jų rengtus svingerių vakarėlius? Nes visi viską žino. Klausyk, o tu vis dar sergi tą vaikišką lygą ir skaitai komentarus? Ne, aš tiesiog permetu akim. Bet tu smaginėsi tą darydamas. Jo, man smagu, man ką berašytų. Ir man labai tai yra smagus pretekstas tuomet Inga paerzinti, nes jinai neskaito, o aš sudedu, reiškia, tokią kvintesenciją ir sakau, o ten apie tave. Klausyk, bet žinai, aš tau pasakysiu, kad jūs turit panašumą su Saulium. Saulius irgi perskaito ir nepaisant to, kad kartais netgi truputį susinervina, kokiam pusvalandžiui. Vis tiek jis jos perskaito, aš sakau, ko tu ten lendi? O jisai vis tiek perskaito ir paskui man viską atraportuoja. O kartais dar ir pacituoja. Tai aš jį galiu priplot už tai. Aš manau, kad Inga irgi taip gali, bet jinai netokio ugningo charakterio, jinai viduj greičiau labiau viskas suvyriškina. Tu tai turi išspinduliuoti, žinai, tą visą kaip protuberantus saulė mėto į kosminę erdvę. Man tai tavo Inga ir jo sugebėjimas gyventi su tavim, tai yra vis tiek stebuklas. Čia tu norėjai ją pagirti ar mane pažeminti? Aš abu. Čia du zuikiai vienu šūviu. Ne, aš tavęs niekada nenorėjau pažeminti, bet aš vis dėlto žaviuosi tavo atkaklumu ir aš suprantu, kad jau in the end of the day you got it. Gerai, kaip buvo metų, kai tu pirmą kartą ištekėjai? 21. Ir tai buvo, tai mes praktiškai, žiūrėk, mes gimėm tais pačiais metais, susitokėm beveik tuo pačiu metu, studijavom ten pat, tai kiek gyvenimas ėjo taip, kaip dvi nesikertančios tiesės, nors kartais susikirsdavo. Ir tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, ar tai buvo tas jaunatviškas toks, nepažintas jausmas, iš kurio nutrūko? Žinai, yra labai sunku pasakyti, kaip tai buvo, bet kad tai buvo, aš jį pamačiau ir aš pagalvojau, kad čia stovi mano vyras. Iškart. Taip. Jisai buvo raudonas kaip šita tavo siena. Toks įdegęs ar ne, indienas? Jis buvo raudonais plaukais. Ai, plaukais? Jis buvo raudonplaukis, raudona barzda ir taip toliau. Kodėl aš tai pagalvoju, aš nesuprantu. Kodėl? Bet matyt, tai yra kažkokie biologiniai dalykai, kai moteris tiesiog pajunta, kad turbūt šitas vyras jai kvepia. Aš nežinau, kodėl tai buvo. Chemija. Turbūt tikra chemija. Ištirta, kad iš tiesų mes nors, kaip sakau, mylim akimis, bet pajaučiam tą užuodę, tuos dalykus. Feromonus matyt kažkokius. Kurių net nesugebam suvokti, mes juos užuodėm, bet tiesiog duoda signalas taip. Kažkas pasidaro, bet žodžiu, tai paskui mes susipažinom kitą kartą jau visai atsitiktinai, bet man jis darė beprotiškai įspūdį. Ir turiu tau pasakyti, kad tebedaro. Nes mano pirmas vyras yra tikrai labai simpatingas žmogus iki pat dabar ir mes esame visai neblogi bičiuliai, nepaisant to, kad mes negalėjom gyventi kartu ir aš jo dėl to visai nekaltinu. O tai čia abipusė kaltė, ar tu prisėmė daugiau, kad jisai negalėjo su manim gyventi, aš su juo, kaip ten, kodėl taip tas mylimas dabar dar vis arba... Ne, jis nėra koks nors ten aistringai mylimas, bet tai yra tiesiog mano vaikų tėvas ir aš jį gana gerai pažįstu, juk suprantate, mes vis tiek pragyvenom 7 metus, tai yra žmogus, kurį aš gana gerai pažįstu ir žinau visas stipresias ir silpnasias jo pusės, kaip ir jisai mano. Ir žinai, kuom yra ypatingos skyrybos, kad tavo geriausias draugas virsta tavo geriausiu priešu. Dar nesubandęs, žinau. Tai va, o mums pasisekė, kad taip nenutiko. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tau reikia perskaityti tą knygą, tai suprasi. Bet tai santuoka yra bendradarbiavimas. Kaip teniso žaidimas, kai kažkas su tavim žaidžia arba nežaidžia. Tai atsibosta daužyti senelę vienam. Tai tiesiog tai buvo priežastis, kodėl ta santuoka subirėjo. O paskui jau visus kitus aktyvius žingsnius padariau aš. Ir prisėmiau visas kaltes. Pati savo. Taip. 8 drambliai komanda sveikina su šventomis kalėdomis ir naujaisiais metais. Visiems mylimiems klientams ir pacientams linkime šviesių, džiaugsmingų švenčių. Oi,
vien apie tavo tas visas istorijas ir būtų galima atskirą, antras tomas, papildymai. Taip, čia galėtų būti papildymai. Ir dar kiek čia istorijų neėjo, nes... Kiek knygoje yra atvirų tokių, sakysim, prisipažinimų, kur taip perskaitėjai, jau atspausdinta ir taip pagalvojai, gal nereikėjo taip atvirai. Ne, aš prieš spausdinant gerai pagalvojau, daug kartų perskaičiau ir pagalvojau, kad gal nereikėjo taip atvirai, bet tada kam? Tu nueik į Maksimą ir pasižiūrėk, kiek yra parašyta knygų. Ar ne? Tai jeigu jau dabar, kai man 60 metų, nekalbėti atvirai apie tai, kas man atrodo svarbu ir apie tai, kas gali būti paguoda daugybėje moterų. Pavyzdžiui, toms, kurios įsimylėjo, gyvena nuodėmė ir nežino, kaip čia judėti toliau ar nejudėti toliau. Tai turime įlūžį, o ir vyro palikti gaila, ir naują daiktą. Ir naują daiktą negi išmesi. Negi išmesi, tai kažkaip reikia. Ne, tai bet viskas turi savo kainą ir visus mokesčius kaip visada susimoki, tai kitaip nebūna. Tai aš manau, kad brandaus žmogaus arba stipraus žmogaus yra pareiga kalbėti arba taip, kaip yra ir kalbėti tiesą, arba iš vis nieko nekalbėti. Nes kitaip neturi prasmės. Galbūt toksai pakankamai paviršiui gulintis palyginimas, bet tavo vėlesnė santuoka buvo tarytum ant tavo tos jau brandžios moters gyvenime kaip vyšnia ant torto. Vyšniauskas, Gintas. Jo, Teko su juo bendrauti ir mes esam lankėsi ir pas jūs. Nepaprastai žmogus tas, kuris mylėjo du dalykus. Tai yra Edita Mildažytė ir gyvenimą. Ir gyvenimą su Edita Mildažyte. Tas yra tiesa, taip. Teisybė, kad jisai, gal ten šiek tiek pastiprinot, bet kad jis neleisdavo savo grįžti į namus tą dieną be gėlių savo žmonai. Tai jisai kiekvieną šeštadienį parneždavo net ne po vieną puokštę, kiekvieną šeštadienį. O šiaip mes nesam su juo turbūt nakvoja ne vienos nakties kartu, nenakvoja. Nes jisai, jeigu, pavyzdžiui, turėdavo reikalų Nidoj ir kitą dieną Klaipėdoj, tai jis grįždavo, nakvodavo namie ir išvažiuodavo tada į Klaipėdą, jeigu aš negalėdavau važiuoti kartu. Ir ne dėl to, kad jis manim būtų ten nepasitikėjęs labai, jis tiesiog negalėdavo, buvo kažkoks aparatas, prie kurio jam reikėdavo, kaip žinai, prisijungti, kad pasikrautų baterijos. Negaliu tau pasakyti, kas tai buvo per paslaptis, jeigu paskaitysi, tai suprasi. Bet tai aš buvo viens kitam paslapčių palinkėjau. Ne, tai buvo labai didelis pasitikėjimas. Nes jisai pažino pirmiausia mano sielą, o paskui jau visą kitą. Ir suprasi kodėl. Ir bet tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Tai jau buvo brandžių žmonių, toksai, sakyt, vestuvėmis virto tada, kai pribrendo, jūs kaip drugelė, tai buvo iš pradžių vikšro stadija, paskui lėliukė, ir kai tų bendrai sugraužtų lapų kiekis pasirodė užtektinai didelis, taip. Tada iš lėliukės išvirto drugelis. Tai vienas sparnas buvo Editos, kitas buvo Gintas. Tu visiškai teisus, taip ir buvo, bet aš turiu to prisipažinti, kad aš jo netgi nemylėjau pradžioj. Ir tik tai nepaprastai didelis jo padorumas ir kažkokia nesuprantama man meilė ir aistra, kažkas, su ko aš gyvenime niekada nebuvau susidūrusi. Privertė mane labai atidžiai žiūrėti, kas čia vyksta ir ką mes paskui su visu šito darysim. Bet aš ne vienos akimirkos. Dabar jau nesigailiu, kad mes tai padarėm, nes, čia irgi toj knygoje rašau, kad jau paskui ten visokiose kritinėse situacijose, žinai, būdavo važinėjam ir aišku, kad to laiko liko nedaug. Ir jisai sako, Editka, bet žinai, jeigu mes prieš ten 20 metų ar prieš 22 nieko iš vis nebūtume padarę, tai nieko nebūtų įvykę ir nieko nebūtų buvę. Tai ir ta knyga iš dalies yra dėl to, kad praėjo 10 metų po Ginto mirties ir dabar aš pradėsiu žliumti. Ne, nepradėsiu. Turbūt jau atėjo laikas man visiškai atsisveikinti ir emociškai ir visaip kitaip, nes vis tiek tas žmogus kažkokiu tai būdu yra šalia. Ne kaip slegiantis atsiminimas, ne kaip kažkas, bet kaip kažkas labai svarbaus, labai daug. Ir vienas iš tokių nuostabių dalykų, kur man irgi pasisekė, tai kad kažkaip su tuo sugeba tvarkyti Saulius. Nes jisai, nežinau, jis turbūt yra labai plačios sielos ir labai gražios širdies, nes jisai sako, žinai, jeigu tu taip myli Gintą, man tai daro įspūdį. Bet tai nėra numirėlio mylėjimas arba kažkoks neleidimas savo gyventi toliau. Aš tiesiog žinau, kad tai, kas buvo labai svarbu. O dabar mes gyvenam vėl kitą gyvenimą ir labai smagų gyvenimą.
Aš nelinkiu, kad tau taip nutiktų. Su ko beje ir sveikinu. Gal ir skaudus klausimas apie Gintą. Jis kol kas tavęs nepaleidžia, ar tu jo nepaleidai? Ne, mes abu vienas kitą seniai paleidom. Mes vienas kitą paleidom iš karto ir dėl to galėjo atsirasti Saulius, kitaip nebūtų atsiradęs. Bet žinai, ta didžiulė istorija, kuri buvo kartu, jinai buvo tokia graži, jinai taip negražiai prasidėjo. Ir jinai taip gražiai baigėsi. Su Gintu istorija? Taip. Kada aš negražiai prasidėjo? O šito aš tau nesakysiu, pirk knygą. Gerai, aš paskaitysiu, bet tai tu užsimink, kad ir aš tai ją gausiu dovanų. Ne, aš negaliu sakyti, nes nenoriu, nes knyga yra labai asmeninis santykis su skaitytoju, nes jis vienas atsiverčia ir skaito. Arba jeigu tai yra audio... tu gali, o ištart verbalizuoti negali, ne? Ne. Pačiai gėda. Ne, pačiai negėda. Tai žodžiu, tai kartais, ir aš ją ir papasakojau dėl to, kartais dalykai prasidėjo labai žemai, turi potencijos užkopti į aukščiausius kalnus. Tai ir čia nėra kokio nors koketavimo šito požiūriu, nes tu niekada nežinai, kuris daiktas tavo gyvenime yra esminis. Auksas ir pelenuose žiba. Tai šitai vietoje, žinai, tik svarbu jį aptikus atpažinti, kad, žinai, Taip. va čia šitas, va jį nutrynus, ten bus auksas, o šiaip kartais išmeti kaip akmenuką gyvenime. Ir taip būna. Net nesusimastai, kad čia buvo tavo rankose laimė. Gal ne visam gyvenimui, 15-10 metų. Ir tada pagalvoji, o kas dar mano gyvenime buvo tokio, kur kaip ir turėjau rankose, tą laimės paukštę pagavęs, bet aš nesupratau, kad taip yra ir nuskrido. Ar gailėsi dėl to? Žinai, kad aš nespėjau gailėtis. Aš taip intensyviai gyvenau visą gyvenimą. Aš auginau tos vaikus, jų buvo krūvos tų vaikų aplinkui mane. Aš ten bandžiau kažkaip tai kažką padėti jiems tose jų gyvenimuose, ar aš jiems padėjau, ar aš jiems pakenkiau. Tai pamatysim tolimesniai perspektyvai. Bet bent jau man užteko proto suprast, kad nereikia kištis į jų gyvenimą aktyviai. Nereikia patarinėti, nereikia reguliuoti, nes pavyzdys esame mes ir tai, ką jie mato, tai yra auklėjimas, o ne kažkoks tekstinis ten tiradų išpilimas vakarais ar rytais. Tai tiek tai man bent jau užteko proto. Ir sprendžiant iš to, kaip jiems sekasi gyvenime, atrodo, kad viskas kaip ir neblogai. Čia mūsų šeimos labai panašios. Mes irgi taip pat davė ne tai, kad įžadų šventus, bet mes esam susitarę, kad mes tikrai nerinksim savo vaikams profesijų ir antrų pusių. Tai čia yra pagrindiniai dalykai, dėl ko susipyksta kartos. Aš manau, kad, žinai, dar dėl požiūrių susipyksta į kai kuriuos dalykus, kurie tampa esminiais, pavyzdžiui. Kad ir kokia politika arba kas nors. Tai dėl to irgi galima susipykti. Aš atsimenu per visokius sąjūdžius, kai man sakė uošviai, ale vaikeli, žinai, kaip prie rūsa gerai. Anksčiaugi būdavagi šitą sviestą. Nuneši parduot guzelį, nieką tai nėra. Va čiagi dabar gėgi pirka nori, šitų našlaičių nuneši, turgun parduodėva, pinigas gyvas. Tai būdavo tokių išsiskyrimo su pirmaisiais uošviais, kiek suprantu. Ne, tai tik aš buvau išmokyta gerbti vyresnius, tai aš ten turėdavau savo nuomonę, bet ją pasilaikydavau giliai kišenėje. Bet jiegi matydavo, tarkim, kai tu vesdavai laidas, ar ten būdavai diktorė, tu pasisakydavai apie tai. Jie nebuvo jokių būdų, nei jokių ten agresyvūs, nei antitarybiniai, nei jokių būdų ne. Tik jie nenorėjo keisti jau nusistovėjusio ir pagaliau nurimusio savo pačių gyvenimo. Aš manau, kad tai buvo pagrindinė priežastis, nes ta karta, kuri pergyveno, žinai, visus karus, pokarius ir taip toliau, jau jie susitaikė... Jų daliai tikrai buvo daug išbandymų. Tai dar vienas toks... Tai susitaikė tiesiog su ramybė ir jie norėjo tą ramybės periodą kiek galima ilgiau išgyventi. Ir bandė tave apsaugoti nuo galimų... Tai be abejo, tai ką žydai sako. Neduok Dieve gyventi permainų laikais. Tai... Atrodo, mūsų kartai sekasi ir dar pabaigos nesimato. Tai mes su šituo Radzevičium, žinai, kaip vadina jisai mūsų kartą? Jonas ar Vytaras? Vytaras. Transformeriais. Sakė, šita transformerių karta. Už tai man būna labai juokinga, kai dar kas nors sako, kad gal pasiieškom iššūkių, arba gal dar jūs galėtumėt dar ko. Kai mes supranti, nieko kito nedarėm, kaip tik tai visą laiką mokėmės ko nors naujo. Nes maža to, kad niekas nežinojo, kas tai yra kinietiškas maistas arba indiškas. Taip. Bet apie tai, kad baltų kojinių nelabai būtinai reikia autis prie juodo kostiumo, irgi nebūtinai visi žinojo. Nors paskui Statkevičius sakė, kad jau galima. Bet čia jau gerokai vėliau. Gerai, tu užsiminė apie politiką, tai čia dabar ir pradėkime šiek tiek plačiau.
tu buvai vienas iš tų galimų, kaip aš vadinu, papuošalų ant kalėdinių partijų eglučių. Aš taip vadinu rinkiminės programas ir sąrašą žmonių. Taip. Ko mes neapsikentęs, padarėm savo eglutę ir nuėjom su Tautos prisikėlimo partija. Esi kalbinta ne kartą. Oi, beveik per kiekvienus rinkimus. Išskyrus, kad prezidento tik tai keletą kartų yra buvę tokių pasiūlymų, bet municipaliniai, ten Seimo. Supranti, kas tai yra eiti į prezidentus? Ne, kandidatuoti ir savo savaiminiu švytėjimu nušviesti visą kitą sąrašą. Kitaip sakant, būti tuo trigeriu, kuris kreipia į save dėmesį ir turbūt apšviečia, garantuoja matomumą. Gerai, aš pamenu, 8 metais, dabar lyg mes ir nebuvom kalbėję, aš tavęs ar kalbinau, ar ne. Dar ir kaip kalbinai. Ai, teisingai. Dar ir kaip kalbinai ilgiausiai, mane niurkiai biksų bare antram aukšte. Tiksliai. Nes ten tikrai buvo daug kalbinamų ir nemaža dalis pasakė, kad pagalvosiu, bet nėjo. Tas pats Žilvinas Žvagulis, gal ir gerai, kad jis nėjo, kad tu neėjai, tai gal ir blogai. Bet po to aš girdėjau vieną dalyką, kad tave labai smarkiai kalbino Masiulio liberalai. Ir netgi man buvo užsiminę, kad jie mato Editą Mildažytę kaip socialinių reikalų ir darbo ministrę, kurią galėtų jie deleguoti. Tai buvo čia ir vienokių tų pasiūlymų, ir kitokių, ir į prezidentės čia buvau kažkada tai irgi kažkaip tai matuojama, bet supranti, tu gali būti politikas. Nes tau užtenka to tokio vyriško racionalumo ir sugebėjimo atskirti pelus nuo grūdų ir supratimo, kas yra tavo tikslas ir ko tu iš tikrųjų sieki. O aš negalėčiau būti politikui, nes man viskas susimarmaliuoja į vieną daiktą. Ir aš negebėčiau atskirti emocijų, savo galutinio tikslo ir kokiom priemonėm aš jo siekiu ir kaip mane atakuoja. Tikslo siekti tai sugebėčiau. Bet ar aš sugebėčiau kakalų patrankų šaudymą iškentėti, tai čia kitas klausimas. Tarsi, kad tu labiau jautri ir tu nesugebėsi. Ne, tiesiog, žinai, vyrams visada dominuoja tikslas. Taip. Man procesas. Tai procesas yra labai nemalonus siekiant to tikslo. Ir jeigu tu dar jo pasieki, ir be to, kas yra tas tikslas? Iš esmės visiškai neaišku, kas yra tas tikslas, nes turėtum turėti savo asmeninių tikslų. Kitas dalykas, aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad be abejonės, tai yra ir kolektyvinis dalykas, aš įsivaizduoju, kad žmogus turėtų būti padaręs ką nors labai gerai mažam formate. Pavyzdžiui, labai gerai sutvarkęs ten miestą. Arba labai gerai sutvarkęs ten kokią apskritį, sugalvojęs naujas užduotis ir taip toliau. Tada jis tą modelį gali pasiūlyti. Taip, bet tu buvai sutvarkiusi, gal ne plačios, sakysim, bet viešai nemažai daliai žmonių, kurie kreipdavosi į bėdų turgų, tu spręsdavai tas problemas. Tai čia yra taip pat kaip nauja Blinkevičiūtė, pensininkų meilė, ateitų iš bėdų turgų, turgaus iš Žaliojo obuolio koncertų, kur ten būdavo paramos koncertų. Tai mes tiesiog manau, kad negavom galimybės turėti dar vienos motinos Teresės mūsų pensininkų. Ačiū tau labai už tokį pasitikėjimą. Taip, mes kalbėjom aš žinok, esu šventai įsitikinusi, kad aš tam pačiam savo bėdų turgui emociškai ir visaip kitaip padariau daugiau, negu būčiau per kelias kadencijas galėjusi padaryti, užimdama kokį nors formalų postą. Tai pirmas dalykas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus padaro maždaug tiek, kiek jam yra lemta padaryti. O tu jauti, kad tai yra ne tavo kelias, tai yra ne mano kelias. Ir aš tą suprantu labai aiškiai. Na gerai, tarkim, ministras vis dėlto jisai dirba ten su valdančiaja dauguma, koalicija, su vyriausybės 1 iš 15 narių ir taip toliau, bet prezidentas, jis praktiškai yra kaip simbolis, jis turi visą laiką didžiulį pasitikėjimo kreditą, kurį šiaip ne taip kažkaip sugeba išbarstyti per antrąją kadenciją. Per antros kadencijos antrą pusę, ką mes dabar matome, mūsų dabartinis. Beje, tu balsavai už jį, ar ne? Ne. Kodėl? Nežinau. Aišku, man nesvarbu, bet. Tai prezidentė, kodėl mes tavęs nematėm? Kaip sakei, kad porą kartų buvo užsiminta, kad gal eitum. Ne, tai gal net ir būtum. Ne, aš manau, kad manęs tikrai nebūtų išrinkę. Bet aš aišku ne dėl to nejau. Aš suprantu, kad tai yra žaidimas, kuris yra žaidžiamas.
Nu, ne visai. Jeigu mes žaidėm žaidimą, kai kandidatu ėjo Vytautas Šerėnas, tai čia buvo iš tiesų toks žaidimas ir paskui taip, oi, tai vaikinai net išsigando, kad Vytas pateko į ketvertuką ir kai antras turas visi pradėjo kreiptis ieškodami paramos, paremkit mūsų kandidatą. Aš tai apskritai manau, supranti, kad viena vertus lietuviai pernelyg rimtai žiūri į tuos visus reikalus, į politinius reikalus. Kita vertus, visa tai kaip ir visai nerimtai atrodo. Ir aš tai manau, kad dabar yra pati didžiausia problema, kad labai prastėja tų apskritai valstybės žmonių kokybė. Viena vertus jų yra begalinis tarpsluoksnis, jų yra tikrai per daug tokiai valstybei. Kita vertus, jų kompetencijos, jų gebėjimas iš tikrųjų prisimti atsakomybę ir spręsti ką nors yra lygus kam? Nuliui. Nu, pažiūrė, tarkim, kokią nors... Pasakyk, kokioj srity kas imasi atsakomybės ir pasiūlo planą. Aš supranti, visada sakau, palaukit. Jeigu tu nori ką nors padaryti, tai reikia pradėti nuo plano. Nes rašinėlį, kai rašai, tai susidės tai planą, temos, potėmės, kaip viena vystys, jeigu šitas neišsivystys, ką tada vėl darysi, aš kalbu tik apie tekstą. Man atrodo, kad tie žmonės, kurie eina į politiką, į bet kokią politiką, ir vykdomąją, ir įstatymdavystės, jie net neužduoda savo tokio klausimo, kad reikėtų turėti kokį nors planą. Norint pateikti klausimą net pačiam savo, reikia turėti bent jau kažkokio mąstymo, ne tik kritiško mąstymo, bet kokio mąstymo. Pažiūrį tokį Valių Ąžuolą arba Aidą Gedvilą ir supranti, kad kažkokie trejetukininkai bando valdyti valstybę ir nieko nesigauna visiškai. Bet čia, matai, jau yra sisteminis dalykas. Kažkuriuo metu buvo nukaulintas tas stuburas. Ir aš manau, kad jis buvo nukaulintas tokia metodika gal ne pačia gražiausia, remiantis visokiom pažymom, šiokių tokių pasakymų, kaip mes tave spustelsim. Ir daugybė žmonių, aš pasižiūriu, kas dabar dedasi toj pačioj diplomatiniai tarnyboj. Žmonės palieka postus be gailesčio, nes tai nebėra labai gerai apmokamas darbas arba bent jau gerai mokamas darbas. Ne tik jie tąso savo vaikus po visą pasaulį. Tai ES niekam nebėra joks stebuklas, jeigu tai yra ES. Trečiosiose valstybėse įsikurti, gyventi ir taip toliau, reikia pabandyti, kas tai yra. Ir, žodžiu, ir daugybė žmonių tiesiog atsisako diplomatinės tarnybos, nes jie nebelaiko, kad už tai yra deramai atlyginama ir kad jų statusas apskritai yra toks, koks turėtų būti. Mes apskritai kažkaip žiauriai šito klausimu nusivažiavom ir man atrodo, kad reikėtų kažkaip tai susipurtyti ir truputėlį peržiūrėti visiems. Ir visuomeniai, ir tiem, kas pretenduoja administruoti valstybę, peržiūrėti ir savo funkcijas, ir savo požiūrius, tame tarpe ir spaudai ir taip toliau. Ir visiems truputėlį prisišriubuoti savo mazgelius. Labai gaila, bet yra ne tik tokių žmonių, kurie paliko iš diplomatinės tarnybos išėję, bet kurie tiesiog pasitraukė iš gyvenimo, nes ten buvo tokių problemų. Aš pažįstu ne vieną diplomatą, su kuriuo dar teko bendrauti dirbant Seimo pirmininku. Tai nereikia čia dabar, sakysim, konkretizuoti, bet tikrai sukrėsdavo tokios, aš 2 atvejus tikrai žinau, kad tiesiog taip nutiko. Ir žmogus pasirinko, kaip sakyt, geriau tokią lemtį. Tai įsivaizduok, tai yra žmogus, apie kuriuos anksčiau sakydavo, kad tas žmogus yra pajėgus žygdarbį padaryti. Iš esmės, jisai verčiau rinkosi išeiti iškėlus galvą, mirti stovėdamas, ar kaip nori, taip pavadinkim, ar ne, negu būti niekšiškai išvoliotas kokiam purve arba patirti pažeminimą. Tai buvo žmonės, vadinasi, idealistai. Taip, nemaža dalis tokių buvo. Ir man teko jas pažinti, ir tie, kurie išėjo iš tarnybos ir pasitraukė iš gyvenimo dėje, bet jie iš tiesų, tu pataikai kaip pirštų į akį, jie buvo idealistai ir jie paskui pasimetė savo gyvenimuose, nes jie nesuprato, kur dingo tos vertybės, dėl kurių ir su kuriuom jie atėjo. Kaip yra Viktorijos mamos, Estijos buvusios ambasadorės, pirmosios, pavardė užmiršau. Nesvarbu tai. Tai ji labai gražiai sako. Kai ten šalia jos namų estukai pasistatydavo palapinės, ten laukdami kažkokių ten vizų ar kažko, nežinau. Sako, ir lipdavo per balkoną į jos namus. Sakydavo, mes buvom idealistai, o dabar atėjo karjeristai, jie skiriasi. Matai, bet kita vertus, supranti, visa tai, kas man visiškai nepatinka,
Ir visa tai, apie ką aš galvoju, jeigu aš būčiau žinojusi, kaip iš tiesų atrodo ta nepriklausomybė, ar būtų ten tiek to idealizmo ir taip toliau. Ir visa tai, kas man nepatinka, iš tikrųjų tai ir yra toji laisvė, už kurią mes kovojam. Ir ta laisvė kažkam atvažiuoti čia ir kažkam išvažiuoti kitur, laisvė kažkaip kalbėti, kaip aš norėčiau, kad kitaip. Ir daugybė kitų dalykų iš esmės tai ir yra laisvė. Tai ir yra tai, ko mes siekiam. Bet laisvė turi savo kainą. Tai be abejonės, kad ji turi savo kainą. Ir nėra duotybė, bet turi... Anksčiau būdavo, kaip paminė, dar sovietiniais laikais buvo kapitalistinio pasaulio grimasos. Tokia būdavo netgi ar laida, ten panoramos tipo, dar kažką per Ostankino rodydavo. Ta visą dalyką. Nu ir reikia pasakyti, kad tas kapitalistinis pasaulis tų grimasų turi tikrai įvalės. Kaip ir sovietinis, be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Ir aš beveik galiu suprasti, kokius nors ten niekada komunizmo neregėjusius kapitalizmo prokairiuosius, kuriems tas idealus paveikslas atrodo pakankamai žavingas. O beje, tu žinai, kas finansavo visą tą gėlių vaikų judėjimą? Hipių. Ir Woodstocką. Taip. Hipių? Taip. Aš buvau nustebinta, kai dariau siužetą ir paaiškėjo, kad sovietai. Tai valstijų vyriausybė? Ne, sovietai. Sovietai. Nes tai buvo liberalus judėjimas, paralyžuojantis žmogaus valią tam tikrą prasme, žinai, tas besaikis ten. Ir aš apskritai dar iškėliau tokią hipotezę, o kaip ten buvo vis dėlto su Johnu Lennonu. Ir kažkada papasakojau vienam japonistui, ar nebuvo kartais Yoko Ono slaptas ginklas už Hirošimą ir Nagasakį. Tai sąmokslo teorijas? Taip. Gal ir chemtrailus garinat? Ne, negarinu. Ir žinai, ką jis pasakė? Kad būtų labai japoniška. Subtiliai taip, tiesiog. Nes tai buvo Vietnamo karas ir visi kiti, žodžiu, no war make love ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, va, žodžiu. Tai... Tai žiūrėkit, čia dar trečiai knygai bus. Ne, mielasis, čia yra tiesiog pasvarstymai balsu, tai nieko nereiškia. Bet tai galima prašyti istorijos, kurios netapo realybę, arba galimybės, kurios netapo realybę. Tai šitoje vietoje žiūrėk. O čia būtų projektėlis naujai laidai. Apie ką kalba? Tai yra taip, kaip rašo apie 1984, tai paralelinė, sakysim, istorija. Kitokia. Taip. Tai žiūrėk, praktiškai mes turim naują projektą. Bet kažkaip tos paralelinės istorijos po kurio laiko ima ir materializuojasi. Kas yra blogiausia? Taip, tai būtų gerai. Atrodo, kad tikrai negali būti šitas variantas kaip pas Orwellą 1984 arba gyvulių ūkis, nors 84 labiau atitinka. Tai, kas vyksta dabar pasaulyje, praktiškai kaip į vandenį žiūrėjo rašydamas. Bet matyt, yra tam tikras šablonas arba tam tikras bendrojo žmogaus veikimo stereotipas. Ir turbūt tas, kuris gerai jį išstudijuoja, gali prognozuoti labai aiškiai, kaip elgsis žmonėje apskritai. Kad jį rinksis niekšybę, patogumą, lengvumą ir vienos dienos gyvenimą vietoj atkaklumo, principų, kovos ir, žodžiu, dar ko nors. Taip lengviau. Tai be abejonės. Ir žmogus renkasi ten, kur šilčiau, lengviau ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, kartais mėgstu stebėti, kokiam suėjime, ar ne, ten stovi moteris, kurios besilaukiančios vis rečiau ir rečiau Lietuvoje. Kažkas ten su vežimėliais ir taip toliau. Ir yra koks nors gojelis su medžiais, kur yra pavėsis, ar ne? Tai kaip tu manai, atvažiuoja koks nors, reiškiasi, pirdžius ir pasistato ten savo automobilį, kad neprikaitintų. Jam net... Kaip vyriška. Moteris tai palauks, bet tą automobilį, čia tai mano. Taip. Bet jis tą padaro visiškai, žodžiu, net nesąmoningai, jis tiesiog padaro automatiškai, nes jam atrodo, kad geresnio sprendimo tiesiog nėra. Aš dažnai mėgstu stebėti žmonės ir jie beveik visi elgiasi vienodai, ypač lėktuvuose. Juk visi iš pradžių grūdasi, paskui kiša ten tą savo 71 terbelę į tą viršutinį tą. Paskui niekas neina į tūliką, bet sulaukia, kol gaus valgyti ir ten dairosi, kad tai jau tas privažiuos, reiškiasi. Ir tada visi draugiškai sustoja eilę prie tūliko, nors buvo galima nueiti prieš tai. O paskui visi miega arba žaidžia ir paskui vėl stoja į tą pačią eilę prie tūliko. Ir niekada, netgi tose tolimuose reisuose, niekas neatsikelia, pavyzdžiui, 5 valandą, nenueina išsivalyti dantų, susitvarkyti, persiauti kojinių, jeigu tai yra, ten reiškia, koks nors šiltas kraštas. Ir paskui ramiai laukia jau, kada leisimės. Ne, jie visi ten grūdasi iki paskutinio skambučio. Ir taip yra visada ir visur. Tikrai. Mes kažkaip su Inga esam
Taip, kiek daug keliavę, matai, pripranti, tos taisyklės atsiranda, nesigrūst, ten, tikrai be mūsų neišskris, arba tiesiog ateini, kuo ramiau, lėčiau ir nes tas dabar jokingiausia būna, ypač koks Ryanairas, kur ten serviso ne kažko, yra, tai visus kaip greičiau pravaryt, su pasais, su bilietais, paskui suvaro į stiklinį akvariumą ir visi stovi ir laukia. Arba dar geriau išleidžia į lauką, laukia vėjas, lyja ir lėktuvo dar neatidarė. Stovi visi. Ir tie, kurie būna priority susimokėję, ypač būna ilgai palaikomi. Bet žinai, aš tau turiu papasakot, ką reiškia nežinojimas ir apie mano, žodžiu, ne tai, kad patiklumą, bet aš iš tikrųjų pasitikiu žmonėm. Žodžiu, mes su panom, su Bobu Vasaros skridom į Airiją ir tada buvo tik tai tos pigios linijos pradėjęs skraidyti. Ir žodžiu, jau čia ta priority sumokėta, mes jau su tais mažais čemodanukais ten skrendam. Ir tik atidarė duris ir sako man jos, Editka, tik atidarė duris, žinok, reikia bėgti. Aš aišku ir nubėgau su to to čemodanu ir stovi prie to trapo atsistojus. Ir atsisuku ir matau, kaip tos mano panos gal 6 ir vyšnios stovi ir negali paeiti iš juoko, nes jiems taip juokinga. O aš nesuprantu, ko jie juokiasi, iš viską padariau. Tai va, tai žinok, su manim taip padaryti yra galima. Ir galima. Vieną kartą, bet aš taip, žodžiu. Patikli, sakai, esi, ne? Ar daug tokių istorijų prisimeni, kad paėmė, pasinaudojo patiklumu ir išdūrė? Dabar greit neatsimenu, bet jeigu gerai pagalvočiau, taip, bet jeigu gerai pagalvočiau, tai prisiminčiau. Bet su metais jau tu daraisi įtaresnė ar mažiau patikli? Ne, aš nesidarau nei įtaresnė, nei mažiau patikslinė, bet ne dėl to, kad aš kokią nors ten darausi išmintingesnė, atsargesnė, man tiesiog aš nenoriu. Aš nenoriu būti įtari. Aš nenoriu labai daug saugotis, aš nenoriu įsivedinėti visur kodų ant durų ir nenoriu, mes visą laiką su Saulium. Ar pasakykit, mašinos nerakini? Mašiną rakinu, bet namų dažnai nerakinu. Ir ne visai aš nematau tame čia didelės problemos. Tai nes viskas, kas lemta, kad atsitiktų, atsitiks. Aš manau, kad aš žymiai dažniau susiduriu su gerai žmonėm, negu su blogais ir kai tu eini į žmogų. Kažkaip atvirai, tai jisai taip ir elgėsi su tavim. Gerai, dabar kalbėjome apie tai, kas buvo, apie tai, kas yra, bet pakalbėkime apie tą situaciją, kurioje mes dabar gyvenam. Ir net ir labai nesidomėti politiką, bet mes negalim nebūti nuo jos priklausomi, nes taip yra. Kaip tu vertini dabartinę situaciją politinę, kuri vyksta? Tu pati sakei, kad nesi politiška, bet nesi aktyvi. Tu kalbėjai pasaulyje, Europoje ar... Visų pirma, pradėkime nuo mūsų kiemo, nuo Lietuvos. Tavęs neteko matyti šitų kultūrininkų mitinguose? Ne, aš nesu. Būtų nufilmavę vis tiek, aš manau, kad jeigu būtų ėjęs. Be abejo, o tu buvai? Ne, spektakliai. Ne, tai spektakliai. Tai aš turiu savo nuomonę to klausimu ir man neatrodo tai nuoseklus ir juo labiau kultūrininkų savaiminis judėjimas. Tai šito tai aš tikrai nepainioju su kultūrininkų judėjimu, nes labai jau daug ten tokių, žinai, kognityvinis disonansas gali smegenyse pasidaryti dėl visokių didžiųjų neigimo ir to pačiu mažųjų putojimo. Tai neigiam Tuminus, neigiam Marcinkevičius, neigiam ant ko pastatyta. Nes aš to pasakysiu vieną tik argumentą apie tą patį Marcinkevičių. Ne? Galima mėgti, nemėgti, vertinti poeziją vienu kitu aspektu visaip. Bet yra vienas kriterijus. Tai yra literatūros ir poezijos poveikis visuomeniai. Tai tokį poveikį darė 3 per visą Lietuvos istoriją. Tai Adomas Mickevičius su savo Gražina ir Konradu Valenrodu, visai sukiliminiai Lietuvos, Lenkijos bajorijai, ar ne? Tada mūsų Pulkim ant kelių ir Lietuva brangi, tai yra Maironis, taip. Ir Marcinkevičius su savo trilogija, be jokios abejonės ir visa kita poezija. Oi atkilokit vartelius, oi ir paleiskit žirgelius, tegul išjoja svečių pulkelį iš svetimo šalelės, Marcinkevičius 61 metai. Tai poveikis visuomeniai buvo neabejotinas. Ir dėl to aš manau, kad šita visa ekspertizė, kuri yra vykdoma, man yra visą laiką klausimas, kodėl ta naujoji karta, taigi susikurkit savo. Ką jums reikia ir jūs ten su jais tusinkitės. Ko jūs lendat prie mūsų herojų, suprantat? Aš tai prie jų nelendu ir jiems taburetės iš po užpakalio netraukiu. Tai man atrodo, kad būtų teisinga prie to, kas mums yra vertinga, įdomu,
kas jaudina, kas buvo mūsų istorija vienaip ar kitaip. Nu, palikit, mes numirsim, tada išsianalizuosit. Taip, bet tokiu atveju mūsų tėvai arba netgi mūsų seneliai, jie nesupranta, tie, kurie dar gyvi, jie nesupranta, tarkim, kodėl lendama prie to paties Petro Cvirkos, kaip, gerai, jis buvo savo laiko atstovas ir ten visokių buvo. Na, aš nekalbu apie Kostą Kubilinską, kuris buvo atviras teroristas, tiesiog jis dirbo tai organizacijai. Žinai, viena yra labai graži frazė. Tai jeigu Salomėja Nėris Lietuvą išdavė, tai kur generolai buvo? Mintis. Tai man kažkaip atrodo, kad truputį neten ieškom. O gal sąmoningai truputį neten ieškom. Matai, iš generolo mes negalim pareikalauti atsakomybės. Vienas dalykas, jie mirė, kitas dalykas, arba išsilakstė, arba nieko nedarė. O čia yra palikimas, kurį galima tiesiog nubraukti. Tai palauk. Bet pasižiūrėkime sąstatą tų pačių partizanų, kas buvo miškuose. Tai Kazimieraitis buvo aukščiausias karininkas ten, man regis. Ar buvo aukštesnių. O visi kiti buvo kas? Mokytojai. Supranti? Yra apie ką pamastyti, truputėlį giliau galvojant ir nustojant šaudyti. Tas Ramanauskas, irgi. Tai mokytojas taip pat, daugybė mokytojų. Tai supranti, tai leisti iš po krūmo tą šūdo kulkas, tai čia visi mes mokam. Bet reiktų truputėlį kažkaip susistabdyti ir gal nepult ardyti, kai dar pats nieko nepasistatyti. Kai pasistatysi, turėsi pats kur gyventi, o kol kas gyveni ten, toj šaliniai, kur mes pastatėm. Šleiva, kreiva, šiokia, tokia, kitokia. Bet kol kas kitas dalykas, supranti, kur aš matau didžiąją problemą šiandien. Mūsų valstybė padarė milžinišką šuolį per 35 metus. Milžinišką. Tiesiog. O visuomenė jį padarė ne visa. Ir netokį didelį. Ir netokį didelį. Dalis visuomenės padarė ir galbūt pranoko valstybę šuolį, bet dalis ne. Bet tai yra vis tiek mūsų valstybės nariai. Taip kaip mūsų šalies nariai. Bet negali, sakysim, jeigu mes visi ir kluojam į vieną pusę, taip. Negali vidury distancijos, kad viena pusė ir kluotų, ir sugalvoja, ai prie Ruso buvo geriau, kas vis dažniau pasigirsta dabar. Ir jie pradeda ir kluoti kitą pusę. Matai, arba aš gyvenu kitoj Lietuvoje, arba aš to negirdžiu. Tai aš negalėčiau to sakyti. Kitas dalykas, aš matai, kadangi lankiau irklavimą, tai pasakysiu, kada valtis pradeda suktis. Taip. Kai pradedi irkluoti vienu irklu. Tai žinai, kada mes pradėjome irkluoti vienu irklu? Ir labai aiškiai. Kai numirė Brazauskas. Ir kai tikra dvipartinė sistema buvo pažeista. Ir tada aš įžiūriu visai bereikalingo jo menkinimo. Pradedant to, kad neleido jo įnešti į katedrą, kuriai stogais vienintelis po Napoleono pakeitė. Po Napoleono buvo skarda nekeista. Tai aš kadangi dariau filmą apie Brazauską, tai aš nesu jokia prokairioji ir nesu apologetė Brazausko. Bet aš tiesiog šiek tiek pažinau tą žmogų. Ir maždaug man susidarė įspūdis, kaip jisai ten ką dėliojo. Aš jo klausiau, kodėl jisų nebuvo per sausio 13, pavyzdžiui. Ir ką atsakė? Sako, o kas tuo metu buvo sąjūdis? Organizacija žmonių, va taip kaip dabar yra va šitie protestuotojai, ar ne? Ir dar net, aišku, didesnė jėga žymiai. O kas aš buvau? Tas, kuris neša atsakomybę. Tai kažkas reguliavo eismą, kažkas žiūrėjo, kad nebūtų incidentų, 3 kariuomenė ten, 3 pulkas Kaune, vidaus kariuomenė ir taip toliau. Užteko atidaryti vartus ir duoti komandą. Supranti? Tai buvo žmogus, kuris buvo atsakingas už situaciją. Pavyzdžiui, tas pats memorandumas šito, ne Bornholmo, o Gotlando komunikatas, ar ne? Tai pasižiūrėk, visi, kol buvo realus pavojus, tai visi su visais susikalbėjo. Ir visi rasdavo bobelis, kalbėjosi su to pačiu Paleckiu ir gynė jį iš visų jėgų. Nes buvo realus pavojus ir siekėm realių tikslų. O kai dabar gerai gyvenam ir galim atsipūtę savo po kampus, reiškiasi, savo mažus jurisdikėlius turėti, tai mano jurisdikas yra svarbesnis ir dėl to negalima niekaip pažiūrėti į kambarį kaip į bendrą erdvę. Aš tai apskritai dabar net ir projektą tokį sugalvojau telikui. Bet aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra, kad mes nepažįstam ir nenorim pažinti žmonių, kurie gyvena, kad ir Lietuvos provincijoje, ir užsispyrusiai tai darom. O aš, pavyzdžiui, susiduriu su rusniškiais, kur sakau, atvažiuokit. Atvažiuokit pas mus į Vilnių. Aš jūs prie ženklo pasitiksiu, atsivešiu pas save į miestą, pastatysit automobilį, vaikščiosit po centrą pėsti. Sako, mes nenorim. Vilnius ne mūsų sostinė. Mes bijom. Iš tikrųjų, žmonės nebejaučia. Tu pagalvok, 700 metų buvo Vilniui. Taigi buvo galima padaryti
Taip, kad kiekvienam kaime atrodytų, kad vežtų savo plytą padėti kur nors. Darytų kažką, kurtų savo sostinę ir taip toliau, supranti? Tu paimko dabar paprastas projektėlis, aš sausio 13 gimnazijai, kurią filmavau, pasiūliau. Sakau, paimkit 7 vaikus, pasikeiskit su Kupiškiu, kiti su Zarasais ir pagyvenate tegul 2 savaitės, vieni ten, kiti ten. Taip prasideda pažinimas, taip turi veikti visuomenė, o ne špygas rodyti per tvorą. Matai, kai per transliacijas iš Seimo posėdžių salės matai, kokia kabutėse vienybė ten tvyro, tai kuo mažiausiai norisi iš ramybės rusnėje važiuoti tą širšių lizdą ir įsivaizduokit, čia visi tokie. Dar paklausai, kad tų rusakalbių, kas yra labai didžiulė problema dabar, jinai tik tai stankėja debesis virš mūsų galvos. Nu tai 39 agentūros po visą pasaulį verbuoja žmonės atvažiuoti į Lietuvą. Ir aš kaip pavyzdžiui Indijoje pasiklausiau, ką jie verbuoja. Tai jie verbuoja Bangladešo musulmonus ir pačius tamsiausius, kurie yra be jokių gebėjimų. Ir paskui, maža to, dar mūsų, taip sakant, jurisdikcijos kalvė, tai yra mūsų teisingumo ministerija, kažkodėl įregistruoja antrą, matote, musulmonų bendruomenę, maža to, padovanoja jiems arba leidžia naudoti Kauno mečetę, kurią totoriams dėkingi lietuviai padovanojo už nepriklausomybės kovas. Kaip tau patinka? Daug ko nepatinka, bet... Tai man čia, pavyzdžiui, atrodo, ir kai mūsų totoriai sako, kodėl jūs neginat mūsų interesų, nes jie yra mūsų skydas. Tai aš jau užkimau apie tai kalbėti, niekam neįdomu, nes reitingų nėra. Klausimas. Tų debesų virš mūsų galvų, virš mūsų kartos, aišku, bet mes turbūt ne iš tų, kur burbėsim, mūsų laikais. Taip, buvo. Mes buvom dar jauni, dar viskas, dar buvo daugybė pirmų kartų. Ir dabar dar jų likusi va tiek ir tiek, ypač kai susitinka žmonės su fantazija, su azartu gyvent. Bet iš to, kad tu pasakei, va tos paskutinios kelios minutės, ar tu matai vis dėlto šviesą tunelio gale, kurie tas tamsumas prašalins? Matau. Šviesa atsiranda tada, kaip šeimoje. Kai tas, kuris silpnesnis, tam yra pagelbstima. Tas, kuris neįgalus, tas gauna pašalpą, o ne tas, kuris ir taip turi per daug. Ką daryti su tokiu, kuris kategoriškai nenori tos, sakysim, pagalbos ir tai traktuoja kaip prievartą, kaip nusižengimą laisvam žodžiui, demokratinius. Labai gražiai moka pasakyti, kad čia mes ne už tokią Lietuvą kovojom, nors jau jų noras yra irkluoti atgal, nes prie Ruso visi ir darbą turėjo, ir visi lygus, ir nebuvo tokios atskirties. Aš negirdžiu to teksto, kurį tu sakai, aš jo niekada negirdėjau. Aš nežinau, pasižiūrėkite tą vadinamą nesisteminę žiniasklaidą, nuo Janutinės iki Orlauskų, visų kitų. Aš kartais pasižiūriu Janutinę, bet aš ten negirdėjau tokio teksto. Aš negirdėjau, kad prie Ruso buvo geriau. Niekada. Tu per mažai žiūri. Ne, aš pasižiūriu kartais tiesiog ir manau, kad tai, kas įvyko, tai įvyko dėl to, matyt, kad kažkurioje tai sisteminiai žiniasklaidoj. Nes paklausyk, iki kada jų nebuvo. Tai kas juos sukūrė? Kas juos sukūrė? Mielasis, tai turi būti ant prielaidos. Kol buvo galima šnekėti sisteminiai žiniasklaidoj viską, ką nori, tai jųgi nebuvo. Jiegi tai atsirado kada? Susiskaičiuojam. Ne, čia ko gero ne tai. Čia aš vis dėlto, nežinau, pritarsi ir prieštarausi, bet labai didelę įtaką ir ne visada teigiamą daro atsiradusios techninės galimybės naujos. Tai yra portalai, tinklalaidės, podcastai, taip toliau, kai kiekvienas namuose turi praktiškai savo kilnojamą televizijos stotį, kišenį. Taip, aš pirmą ir pradėjau apie tai kalbėti, kad gyvenam laiku, kuris turi pilną tokių iššūkių. Bet tai dar nieko nereiškia, supranti, pirmas dalykas, tai aišku, didelė bėda, kad nėra ekspertų ir nėra komisijų ir nėra žiūri, bet jų nėra niekur. Anksčiau būdavo, jeigu nori stalium būti, tai turi bačką padaryti ir taburetę, kad tave priimtų į savo draugiją, nes jie dalinasi savo pinigus kartu. Ir tu negali pagadinti markės, jeigu tu dalyvausi jų ceche, jų broliu ir taip toliau. Dabar visos tos ribos yra ištrintos. Ir bet kuris obliaus nelaikęs gali pasakyti, kad jis yra nuostabus meistras, tik trumpai. O čia tu gali pasakot pasakas gana ilgai, nes jeigu nėra kritinio mąstymo aplinkui ir taip toliau. Bet vėl grįžkim prie to paties modelio. Aš žinai, kada manau, kada buvo padaryta labai didelė klaida. Tada, kai politikai neišdrįso išeiti, pasikalbėti su žmonėm į šeimų maršą. Nes negali politikas leisti savo nesikalbėti su kom nors. Jisai todėl ir yra politikas,
Aš netikiu, kad tu kada nors būtum sugalvojęs, būdamas politiku, su kuom nors nesišnekėti dėl to, kad bijai, nenori, tau nepatinka ten ir taip toliau. 16 kartą nesikalbėti, jeigu beprasmiška. Aš suprantu. Nes buvo galima išdistiliuoti visiškai kitą manai, vaizdą. kad tai buvo galima padaryti Be abejo. neakivaizdžiai, bet Nausėda kalbėjosi, jisaigi padavė būtent pirmieji tam maršį šeimų ir transliavo jo kreipimąsi ir įsivaizdavo, kad čia būtent į juos O kreipiamasi. tu prisimink, pavyzdžiui, Sąjūdį, kai eidavo ir kalbėdavo su bet kokiais mitkinais į centro komitetus keli žmonės, kuriem užteko kompetencijos, valios ir pasitikėjimo savim, pasakyti tiesiausius dalykus, kurie apskritai grėsė jiems laisvės praradimu. Ar ne? Ir tokių žmonių buvo. Ir kitas dalykas, supranti, tas istorijos keitimas, kuris laipsniškai nusimuša nuo ašies, jisai yra blogai, nes dar nemirė ta karta, kuri viską labai gerai atsimena. Supranti? Čia vėl yra tas pats, kaip į Sąjūdžio mitingus, kas ėjom kur. Juk ėjom tai pas tuos, ką pažinojom, o ne tuos, ko nepažinojom. Tai dabar pagalvokim, ką pažinojom ir ko tikrai nepažinojom. Oi, čia būtų galima kalbėti ir kalbėti. Malkų neužtektų, jeigu taip, mielasis, malkų neužtektų. Taigi, tai supranti, tai čia yra daug dalykų. Žmonės yra jautrus netiesai, ypač netiesai, sakomai, iš aukštų tribūnų. Ir tada jiems bet koks pakaitalas, kuris yra panašus į tiesą, gali pasirodyti labai patrauklus. Gerai, turim tų problemų daug. Tu, kaip sakyt, neišsiperėjusi prezidentė, nors buvo tokių minčių. Dabar įsivaizduok, kad šios rinkimus, kurie buvo dabar, šiai kadencijai, tu laimėjai ir esi prezidentė ir matai situaciją, kuri yra tokia, kaip yra. Tau reikia kreiptis į tautą, bent jau kažkaip įkvėpti, nes artėja, nežinau, kada laida išeis į eterį, ar dar iki naujų metų, bet šitų būtent sanduroj metų pasakyk, vat, kažką tokio, kad nuramintum žmonės, taip kaip tu moki, įsivaizduok. Visa Lietuva turi didelę bėdą. Tai yra susiskaldimas, susiskirstimas, susipriešinimas, galų gale atskirtis. Ir tu naujųjų metų išvakarėse kreipiesi ir... Ir sakau, aš dar nežinau, koks yra mano planas, bet aš tikrai jį sugalvosiu. Ir tas planas bus pirmiausia apie žmonės. Aš sugalvosiu, kaip tie aršieji miesčionys ateis pas tuos vyžuotus piktuosius. Aš dar nežinau, nuo ko mes pradėsim, bet aš galvoju, kad tai galėtų būti mokyklos. Nes jeigu mums kažkada užtekdavo valios susodinti žmonės ir autobusais vežti juos į Briuselį, tam, kad parodytume, kaip atrodys, matote, valdymo organai. Tai aš manau, kad nėra pakankama su kultūros pasu sugrūsti vaikus į geltoną autobusėlį ir atvežti juos į operos teatrą 3 valandom. Ir sakyti, kad tai yra užtektinai. Daugybė dalykų yra, kurių mes nežinom ir nepažįstam, sėdėdami savo burbuluose. Tai aš galvoju, kad pirmiausia reikia praardyti tos burbulus ir padaryti taip, kad indai taptų susisiekiantys. Aš tikrai dar nežinau, kaip aš tai padarysiu, bet aš tai padarysiu. Girdėjote prezidentės žodį. O indai čia tie iš Bangladešo. Taip. Kaip čia mes gražiai prabėgome ir paliksime matyti daug daugiau klaustukų ir matyti paliksime atvirus vartelius čia. Oi, užkilokit vartelius, oi, paleiskit kurtelius, ne? Atkilokit vartelius. Tai dar čia mes palikome labai daug temų. Dabar abipusiai komplimentai. Visų pirma, žinau, kad išleidote savo nuostabius kvepalus, tai mes norėdami papildyti jūsų kolekciją, norim padovanoti taip pat to paties Aisčio Mickevičiaus kurtus. Štai, aš laiminga, Ingos Valinskienės vardiniai kvepalai. Manau, kad tau neturiu mainais. Patik. Nieko baisaus, aš žinau, kur tu gyveni, atsiųsim kurjerį. Tai, mieloji, ačiū, tikrai. nuostabu, Nuo nuostabu. Ingos. Ačiū širdingai. Ir kaip O, mes, Dieve, kaip gražu. kaip mes iš tiesų šypsojomės prieš laidą, nes Mes atrodo, turim turėjom daug ko panašaus. Pažiūrėkite, čia tą yra patį dizainerį. Pelynų medus, yra Editos Mildažytės knyga, čia yra Maniškė Valius, tai buvo kažkas tokio, bet spalvinis sprendimas praktiškai vienas prie vieno. Tai, mieloji, tikrai labai labai to ačiū. perskaitysiu. Aš mielų norų, tikrai, turiu prisipažinti, tu jau pernai man regis išleidai, Taip, ne? taip. Tai aš turiu prisipažinti, kad aš dar neperskaičiau tavo knygos, bet dabar turėsiu gerą progą. Dabar Porą turėsi. naktelių Taip. ir yra. Ar vienos užteks, kaip manai?
Aš greit skaitau. Manau, kad užteks vienos ilgesnės naktelės, nes jeigu iš vakaro pradėsi, tai pačiais baigsi. Ir be jokios abejonės mūsų laidos bičiulių 8 drambliai. Taip pat, jeigu turėsit kažkokių rūpesčių dėl gyvos gamtos, kuri yra jūsų gyvenime neatsiejama, suprantu, ne? Ką auginat, ką dabar turit? Ne, aš turiu kaimynų katiną, kuris pasidarė tualetą šalia mano terasos durų. Gal galėtų padėti tie 8 drambliai? Tai jie sprendžia dramblio dydžio problemas, manau, kad katino kakutį įspręs taip pat. Ačiū širdingai, nuostabu. Gerai, katinui linkėjimai. Ir būtinai taip pat, kuo geriausi linkėjimai Sauliui, Pilinkui. Yra tekę su bendrauti dar seniai, kai aš dirbau M1 praėjusiam 1000-metyje. Jisai buvo su kitu Saulium, atėję pas mus į studiją, mes kalbėjomės irgi ten apie visus planus, daugybę. Aš supratau, Ir kai aš sužinojau, kad jūs tapote pora, o po to ir vyru ir žmona, galvoju, atitiko kirvis kotą. Tu tikrai taip galvoji? Taip. Tu žinai, aš galvoju, kad yra toks burtas, nes mūsų pora kažkodėl labai patinka visuomeniai. Taip. Jiem kažkodėl atrodo, kad čia yra kažkaip taip neblogai, taip socialiai gerai atrodo. Tai mes stengiamės nenuvilti, nors iš tikrųjų Saulius tai yra man Dievo dovana ir didelė palaima. Tai Sauliau, jeigu nusišnekėjau, taigi pasakysi, ką galvoju. Jeigu daug nusišnekėjau, tai Sauliau, parašyk, mes atsižvelgsime tavo rekomendacijas ir tas vietas iškirpsime arba uždėsim tokį ištisą pypą su spalvota vaivorykšte. Edita, buvo nepaprastai malonu, tai dabar ačiū tau iš širdies. Vėl kažkokią laidą sugalvosi. Tai paskui jau mes pas tave, paskui tu vėl pas mumis. Taip, dabar jau žinai, viskas darosi, aš dėl to ir baigiau tą savo laidą. Todėl, kad jau pasidarė vaikščiojimo vienas pas kitus toksai vakarėlis. Ratą apsuki ir vėl. Tai aš jau visus įdomiausiai, kurie man buvo, pakalbinau. Ir galvoju, antro rato gal stabdysiu, ką nors kito sugalvosiu. Kaip nors kitai bus. Bet tau ačiū labai labai iš širdies, nuostabu tavo namuose. Nuostabi tavo kompanija, tavo komanda ir labai ačiū už dovanas. Ačiū tau. Tu buvai šio vakaro geriausia puošmena ir be jokios abejonės didžiausias siurprizas, manau, kad ir mūsų pokalbio turinys. Ponas ir ponai, čia buvo akis į akį su Arūnu Valinsku ir nepakartojama viešnia Edita Mildažytė. Ačiū tau, mieloju. Ačiū tau. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.